Dabar išvysite unikalią ir įspūdingą vaizdo medžiagą. Pastaruoju metu visame pasaulyje masiškai fiksuojami neatpažintų skraidančių objektų pasirodymai. Tokį objektą danguje išvydo ir ponas Vitalius. Jis pats jau 10-metį tyrinėja nežemiškas būtybės. Ką reiškia masiški NSO pasirodymai? Kokius ženklus mums siunčia ateiviai? Vitalius Prascienius, raeliečių judėjimo Lietuvoje atstovas. Nežemiškų būtybių tyrinėtojas teigia, kad nėra jokių abejonių, jog ateiviai egzistuoja. Vitalius su žmona gyvena Žiežmariuose. Jie nagrinėja nežemiškų būtybių civilizacijas ir įvairiausius NSO pasirodymus. Prieš porą metų, 2009 birželio 6-ąją savo sodyboje Bačkonių kaime, saulėtą vidurdienį Vitalius danguje išvydo ryškiai šviečiantį objektą. Buvo toks atvejis čia su objektu danguje, kuris tarsi pozavo. Vitalius Prascienius, raelietis. Buvo nueita paimti kamerą ir jis paskui su kita kamera geros ryškos nufotografavom tokį labai įdomų šiuratį. Pamatę ryškų skraidantį objektą, Vitalius kartu su žmona pradėjo jį sekti ir fotografuoti. Prieš 15 minučių nebuvo nieko danguje, jis staiga atsirado. Jį meditavo tuo metu, atsirado jį atsimerkus. Toks objektas, kuris kabojo danguje, jinai nuėjo, atsišenčia kameras, tada pradėjo judėti. Padarė eilę nuotraukų. Jisai skraidės, ten buvo nusileidęs, vėliau pastebėjom tokį maždaug 30 metrų darinį, tokį, čia jis neįtrauktas, ryški nuotrauka, bet ten nepaaiškinamas toks struktūra išdidinus tokia kažkokia mėlyna ir rūke tokiam didžiuliam. Iš karto giedrą dieną atsiradęs toks rūkas ir ten matosi humanoido toks siluetas. Mes buvom pas Gunarą Kakarą pasisvečiuotą progą, jis patikrino, ar iš tiesų tas nuotraukos darytos ir pasakė, kad pats tą matė, stebėjęs, kai buvo jaunas studentas dar. Vėliau šis Vitaliaus stebėtas objektas transformavosi į šviesos pliūpsnį ir akimirksniu dingo. Jie saugo mus nuo šoko tokiu būdu. Jų laivas atsiranda toli, iš lėto artėja. Tam, kad žmogui nesukel šoko. Po 2 metų kontaktą su realiu, tas pats laikas atsiranda šalia ir momentaliai. Jiems to visiškai nereikia. Jeigu pirmo kontakto metu dar nežemietis dėvi kažkokį tai permatomą vis dėlto kažkokį tai darinį ant savo galvos, tai vėliau jam jis to nedėvi. Nežemiškosios būtybės, ateiviai, ufonautai tyrinėtojų vadinami Elohimais pastaruoju metu itin dažnai lankosi Žemėje. Masiškai daugėja ateivių kosminių laivų pasirodymų. Vien per pastarosius 3 metus pasaulyje neatpažinti skraidantis objektai buvo užfiksuoti 24 kartus. Ryškiausiai buvo matomos pernai įvykusios ateivių demonstracijos Turkijoje. Neatpažinti skraidantis objektai pasirodė 4 miestuose – Stambule, Alanijoje, Antalijoje, Ankaroje. Šios pasirodymus užfiksavo net 54 žmonės. Faktų yra per daug, kad visai nekreipti dėmesio ir kad manyti, kad esam vieni visatoje. Lukas Devita, ufologas. Greičiau yra tai, kad paskutiniu metu tokių mąstančių žmonių akimi žiūrint, mes linkstame link to, kad visgi tos būtybės egzistuoja. Iki šiol vienas iš didžiausių ateivių egzistencijos įrodymų yra 2010 Liepos 7-ąją Kinijos Hangzhou bei po poros dienų Džedziango oro uostuose įvykęs NSO pasirodymas. Šio fakto niekas neginčijo. Apie tai skelbė didžiausios naujienų agentūros. Ryškiai šviečiančius laivus matė tūkstančiai žmonių. Dėl ateivių pasirodymo kelioms valandoms buvo uždarytas Hangzhou ir Džedziango oro uostai. Nei vienas Kinijos pareigūnas tiksliai negalėjo paaiškinti tikrosios NSO pasirodymo versijos. Skeptikai teigia, kad tai bandomosios karinės raketos jonizacijos būdu skleidžiančios spindulius. Tačiau raeliečių atstovas Vitalius teigia, kad Kinijoje lankėsi nežemiškos būtybės. Ateiviai iš kosmoso esą derėjosi su Kinijos valdžia dėl savo ambasados prie Tibeto. Pagal vieną iš informacijų,
apie ambasados atsiradimo galimybę buvo tariamasi su Kinijos vyriausybė ir tai galėtų būti netoli Tibeto, šalia berods Kunlun Kanlų, jeigu jie taip teisingai pasakiau, tą pavadinimą vadinasi. Žodžiu, vienas iš variantų. Kinijos vyriausybė niekada per daug neslėpdavo kontaktų. Būtent jų spaudoje jokios cenzūros šiuo atžvilgiu. Jeigu sutiko kažkur pilotas, tai plačiai aprašoma, kažkur ant kelio nusileido, transportas sustojo. Beje, labai įdomu, kad Kinijoje aerouostai buvo uždaryti oficialiai šią vasarą ne mažiau 6 kartus dėl NSO. Tai yra precedento neturintys įvykiai. Paskutiniai NSO pasirodymai įvyko Izraelyje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Šių metų sausio 21-ąją virš Uolos mečetės, turistų lankomiausios šventyklos Jeruzalėje, vakare nusileido ryškiai šviečiantis objektas. Šį ateivių pasirodymą nufilmavo 3 žmonės buvę skirtingose Jeruzalės vietose. Objektas nusileido tiesiai virš mečetės kupolo. Kelias minutės virš šventyklos kabojęs objektas staiga dingo. Turi labai konkrečius ženklus. Visų pirma, Jeruzalė. Jeruzalė yra ta vieta, kur Elohimai buvo išreiškę pageidavimą pastatyti ambasadą. Kadangi jie kažkada tą istoriją suformavo, ta priešprieša tęsiasi, Palestina iki šiol nepripažinta. Na, iš tiesų, jų noras, kad ten atsirastų ambasada, tai turėtų užbaigti jau daugelį amžių trūkstantį konfliktą. Ir ta vieta taptų ne tik taikos, bet ir mokslo ir kultūros centrų Žemės planetos. Tai yra naujo aukso amžiaus pradžia. Vasario 20-ąją Vankuveryje gyvenantys žmonės užfiksavo dar vieną ateivių pasirodymą. Nepaaiškinamai, įvairiomis trajektorijomis judantis ir skirtingomis spalvomis šviečiantis objektas kelias minutės rodėsi danguje. Koja mūsų evoliucija? Ar čia galima kelti tokį etikos klausimą, ar jie atsiklausė mūsų, nesiklausė? Nu, matote, vėlgi, mes turėtume pažvelgti į save, ar mes atsiklausėme medžią, kurį kertam, ar mums įdomu skruzdelės, kaip jos ten elgėsi, mes jas kitas iki nepastebėm. Mes naudojame stipresnio teisę. Ką reiškia įvairių net pažįstamų objektų pasirodymai Lietuvoje ir daugelyje pasaulio valstybių? Ką nežemiškos būtybės mums nori pasakyti? Jie stebi, kada kita reakcija taps taikinga, kada žmonės nustos juos vytis, nes Elohimai savo kontakte 73 metais aprašė, kiek sykių mes pasirodė, o jūs pasiūdavot prieš mūsų savo karinius laivus. Tai kada mes pradėsim jiem draugiškai mojuoti, jie supras, kad mūsų sąmonė jau virto iš karingos į taikingą, jie tada iš tiesų tikimės, kad atvyks oficialiai. Intencijos yra geros, kad jie galėtų duoti postumį žmonijos vystymaisi tiek tokia prasme, technologijų prasme, gyvenimo lygio prasme, tiek ir dvasinė prasme galbūt žmogus vystymuisi. Nes be abejonės vien pripažinimas to fakto, kad ir suvokimas, kad egzistuoja dar kitos civilizacijos, kad ne hipotetiškai, bet tikrai yra, konkrečiai mes galim kontaktuoti, tai žinoma keistų mūsų visą pasaulėžiūrą greičiausiai. Tai būtų visai nauja era jau, kosminė era būtų Žemėje. Nežemiškų būtybių tyrinėtojai teigia, kad ateiviai mus tyrinėja. Su šiuo tyrinėjimu siejama ir milžiniška paslaptingai dingusių žmonių gausa visame pasaulyje. Ar mes pasirengę susitikimui su nežemiškųjų civilizacijų atstovais? Kaip juos sutiksime? Su karu ar taika? Lietuvoje ir visame pasaulyje gausėja įrodymų apie nežemiškų būtybių egzistavimą. Pasėlių laukuose vis daugiau ir daugiau paliekama paslaptingų ženklų ir piešinių. Kas pastatė Egipto piramides? Kodėl žmonės dar prieš 17 000 metų olose vaizdavo kosminius laivus? Apie tai kalbėsime ir kitose laidose. O mes linkime dažniau pakelti galvas į dangų, gal ir jūs ką nors įdomaus pastebėsite. Šiandien tiek, susitiksime po savaitės. Sudie.